Labdaros organizacijos konvojus miestelyje Granitnoje. Vieta, kur praūžė aršiausi mūšiai. Lankomės mokykloje, kurioje sprogstant bomboms slepiasi ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Prie mokyklos savanorius iš Lietuvos pasitinka direktorė. Jūs atvažiavote gerai? Nei kelias, nei žiema jums nesutrukdė pasiekti Granitną. Tikslas buvo Granitnas. Цель была гранитная, понятно. Tai užeikit. Я приглашаю вас, заходите. Čia yra didelė garbė išties pagalbos ranką. Ukrainiečiai labai didžiuojasi, kad drauguose turi lietuvius. Mes čia atvažiuojam visą laiką gerbėme. Suprantat, nes žmonės su ašarom akyse visą laiką laiko, priехали litovцы. Вот этот символ мы флаг передаем вам. Patriotizmas, kuris Ukrainoje ne tik neužgeso, bet ir toliau skiepijamas net ir patiems mažiausiems vaikams. Слава Украине! Ukraina для меня это все. Mes viena šalis, mes viena žemė, mes viena Ukraina, kuri nedaloma. Ukrainiečiai žino, išgyventi, o gal net ir laimėti įmanoma tik su begaliniu meilės jausmu tėvynei. Be jo būtų viskas veltui. Prasmės tiesiog nebeliktų. Šilti rūbai vaikams labai reikalingi. Тут всякое, тут и маленьким очень есть. И такие. Шубки, джинсы. Вот, Да, ну, пожалуйста, будут. Bus mūsų vaikai madingi. Все навешал. Buvo mėnesių, kad po 5 kartų atvažiuodavom mes. Būna išdalinam, išvežiojam, vietiniai tie vadinami volonterai neturi transportų savo, tai jie prašo mus, mes vėl kraunamės ir vėl važiuojam po visą Ukrainą, į vaikų namus vėl vežam. Granitnoje gyvenantis vaikai ir šiandien nežino, kas jų laukia rytoj. Gal bus vėl taiki diena, kaip ši, o gal viskas vėl nuo sprogimų versis aukštyn kojomis. Может начаться обстрел. Gali prasidėti šaudimas. Jeigu jis prasideda, kai būni mokykloje, būna baisu. Mokytojai mus bando nuraminti. Пытаются нас успокоить как-то. Mes išgyvenome jūsų dėka savanorių, kurie mums suteikė pagalbą. Valgykloje maitinome vaikus maisto produktais, kuriuos mums vežė savanoriai. Rūbai, šilti rūbai, striukės, batai. Visa tai savanorių pagalba. Dėka tokių žmonių mes išgyvenome. Благодаря таким людям мы выжили. Humanitarinė pagalba, labdara keliauja ir dieną, ir naktį. Pasiekėme jūrų pėstininkų batalioną. Deja, fronto linijoje jų veidų filmuoti negalime. Jūrų pėstininkams atvežtos šiltos pirštinės, neštuvai ir net gitara. Ми дуже вдячні. Ми морська піхота. Mes, Ukrainos jūrų pėstininkai, dėkojame už pirštinės, už brolišką pagalbą mūsų nelengvame reikale. Tikimės, kad su šiom pirštinėm mes kalnus nuversime. Спасибо вам большое. Jie verti savo tėvynės sūnus. Man didelė garbė, kad galiu būti su jais ir jiems padėti. Man tikrai tai labai didelė garbė. Nuo pačios karo pradžios mes gyvi tik dėka savanorių. Tiesa, sakau, be jokių pagražinimų. Ukrainoje kariauja ne kaip įprasta kariuomenės viena su kita. Kaip čia sakoma, tai visos tautos karas. Ne valdžia čia kariauja, o žmonės. Šiandien yra aišku, jeigu ne savanoriai, jeigu ne jų pasišventusi veikla, greičiausiai daugelio iš šiandien kalbančių vyrų nebematytume. Vandenį, maistą, rūbus, jie viską mums veža. Они все нам привозят. Ir mes jiems labai dėkingi. Ačiū jums labai. Очень благодарим. Geltonai mėlynas judėjimas, ar ne, kur Jonas Hochmanas visiems žinomas, Lietuvos švedas ar Švedijos lietuvis, nežinau kaip reiktų vadinti. Ir jie gabena realią paramą. Ar tai netgi nakties matymo prietaisus, nebūtinai ten rūbus ar kažką. Ir tą daro visiškai savo organizacijos iniciatyva. Ne dėl to, kad ten liepia kažkas ar valdžioje nusprendė. Все будет добре. Aišku, viskas bus gerai. О, папа.
į mus šaudo. Mėlyna geltona labdaros organizacijos vadovo Ukraina išminta skersai išilgai. Joną žino visi - aukščiausi kariuomenės vadai, paprasti savanoriai. Tai, kas reikalingiausia, tai ko mes patys niekur Ukrainoje nerasdavome, mums atveždavo Blue Yellow. Todėl aš nuoširdžiai dėkingas vadovui Jonui Omanui, kurį mes laikome savo broliu, tikrų broliu. Ko nepaklausė. Taip, Jonas mums perdavė. Aš galvoju, ką Jonas visus Ukrainos savanorius aptarnauja. Kartais norisi jam pasakyti, Jonai, užteks, pagalvok apie save. Tau reikia pailsėti, pagalvoti apie savo sveikatą. O jis visą save atiduoda. Tai asmenybė, kuri bus įrašyta į istoriją. Это та личность, которая войдет в историю. Jonui mūšio lauke tankistų būrys įteikė apdovanojimą. Tai jau trečias ordinas ant Jono krūtinės. Tai didžiausias pagarbos ir padėkos ženklas. Служу свободу. Слава Україні. Слава Україні! Daugiažodžiauti nebesinori, pasakysim paprastai. Žinokit, ukrainiečiai į mus, lietuvius, žiūri kaip į didžiausią siekiamybę, didžiausius patriotus ir labai, labai gerus žmonės. Jūs su pasididžiavimu save vadinate lietuviais ir jūs nepamirštate apie savo brolius ir visada jiems padedate. Спасибо, Литва! Šį vakarą tiesiog nenuvilkime jų. Būkime visi kartu iki pergalės. Слава Україні, слава Литві, герою слава. Slava Ukrainė ir man be galo didelė garbė stovėti šalia žmogaus, kurio dėka humanitarinė pagalba pasiekia Ukrainą. Tai organizacijos Blue Yellow įkūrėjas, šio paramos koncerto kartu iki pergalės iniciatorius, taip pat režisierius, žurnalistas Jonas Omanas. Labas vakaras. Vakaras. Pone Jonai, beveik 90 000 eurų. Ar galėjote tikėtis tokios paramos iš lietuvių? Faktiškai taip. Čia yra šalis su laisvės instinktu. Žmonės jaučia, supranta, kad reikia ir padarys. Kai padarė prieš 26 metus. Aš žinau, ką čia per tautą. Taip, ir lietuviai, manau, padarys dar daugiau. Vienykimės ir būkime drauge su Ukraina. Pone Jonai, nuo ko viskas prasidėjo? Gal kai kurie nežino, jūs esate švedas, ilgą laiką gyvenantis Lietuvoje. Kaip jūsų gyvenime atsirado Ukraina ir kodėl? Kai manęs klausė, kodėl aš dirbu Ukrainoje, kodėl ką mes darom, aš visada sakau, mane mokė lietuviai. Aš buvau čia prieš 1990 metais, 91, aš mačiau, ką tada lietuviai padarė, kai gynė savo laisvę. Ir kada reikėjo šį kartą, ir aš matau, kad aš galiu, ir pagal tą lietuvišką pavyzdį, aš darau, ką reikia. Viskas prasidėjo labai trumpai nuo to, kad pradėjo iš Maidano draugai paskambinti iš savanorių bataliono prašyti šalmų ir liemenių. Ir mes girdint gradams ten raketinės artilerijos Rusijos fone. Tai buvo 14 metais ir mes nežinojom, kaip daryti, bet mes supratom, kad reikia. Ir pradėjom dirbti. Ir dirbam iki šiol. Taip, o mes tikrai matėme ne vieną istoriją žmonių, didelių, mažų. Koks jūs galbūt vaizdas labiausiai įsiminė, vis lankantis ir teikiant paramą Ukrainai? Ko gero mūšyje Debaltseve, kur mes įvažiavom ir teko pamatyti ir patirti tokius dalykus, kur normaliam gyvenime nepatirsi. Svarbiausia, kai mes buvom apšaudymas, aš jaučiu, aš žinau, ką aš darau, aš žinau, kodėl aš čia. Ir jeigu reikia, Taip, o kol Jonas kalbėjo, ponas, jau pasiekėme mes beveik 90 000. Ko labiausiai dabar reikia ukrainiečiams? Reikia pasakyti, mes dirbam ant dviem rankom. Kodėl čia su medaliais, turbūt taip jau kariškai? Ne tik su medaliais, mes vėliau pakalbėsime dar apie pandas, taip? Mes dirbam su Ukrainos kariuomenė senai, mes žinom dalinius žmonės, mes žinom, ko reikia. Mūsų aktyvios ausinės gina Mariupolį.
Mūsų radio ryšiai stovi prie Donecko uosto. Mūsų termovizoriai yra Stanisa Luhanski. Mes žinom, ką darom ir mes su tais resursais, kurie mums teikėmės, galim daryti dar daugiau. Ir ponia Jonai, atskleiskite, ką pandos veikia ant jūsų ir nugaros, ir rankose. Gal aš įsivaizduoju, dar daugiau jų turite? Jūs matot ne tik dvi pandas, jūs matot trys. Mano slapyvardis Ukraina yra panda. Ilga istorija, nesigilinant. Trumpai? Debalceve, kaip, sakykime, išsiblaškis panda, einu per apšaudimus. Bet esmė tame, kad čia yra mūsų kita pusė tiesiog. Mes dirbam su vaikais, su visokiais žmonėmis, mes suprantam, kad ginklų tik nelaimėsi. Mes dirbam su civiliais gyventojais, mes iš tų pinigų, tarp kita ko, padarysim fondą, įsteigsim, kur atlaisvintus teritorijos Ukrainos kariuomenės, mes iš karto su savo partneriais galim įeiti ir dirbti su civiliais gyventojais. Dalis pinigų bus skirta tam.